Treniruojant šoninį spyrį, pirmas dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai atraminės kojos posūkis. Taigi, pradžiai mes turime išmokti gerai sukti atraminę koją. Stovėsenai, žiūrime į atraminę koją ir galime daryti tik taip posūkio judesį. Koja grįžo atgal. Koja grįžo atgal. Jeigu jūs nesuksite atraminės kojas, spyrio metu jinai blokuos visą judesį ir spyris nebus efektyvus. Toliau treniruojant šoninį spyrį, labai svarbu atkreipti dėmesį į viršutinės kūno dalies padėtį. Taigi, prieš spyrį mes stovime vienoje padėtyje, darant spyrį, jinai pasisuka absoliučiai į kitą pusę. Padėjom koją, grįžom atgal. Padėjom, grįžom atgal. Ir jau dabar perinam prie spyrio, išvedame kelią. Vienas ir koja grįžtam atgal. Du, koja grįžtam atgal.